esu girdėjus. Mes pykstamės dėl indų, mes pykstamės dėl šiukšlių, mes pykstamės todėl, kad jis vėluoja, mes pykstamės dėl pačių mažiausių dalykų. O jeigu paklaustumėt, kas iš tikrųjų stovi už to pykčio, išgirstumėt atsakymą, aš jaučiuosi viena. Kai jis vėluoja, jos kūnas negirdi, jis yra užimtas. Jos kūnas girdi, aš esu nesvarbi. Kai jis neatrašo, jos kūnas negirdi, aš esu pavargęs. Jos kūnas girdi, mane paliks. Ir tada jį kelia balsą. Ne todėl, kad ji nori konflikto, bet todėl, kad nervų sistema, kūnas kovoja už ryšį. O jis tuo metu negirdi, man reikia tavęs. Tuo metu jis girdi, tu esi nepakankamas. Ir taip kyla konfliktai, kurie atrodo dėl indų. O viduje yra baimė būti paliktai ir baimė būti nepakankama.